Labas vakaras, su jumis Jūratė iš Priepirčio, tik šiandien mes ne Priepirtyje, o Priepirčio dirbtuvėse. Kadangi į pirtį geriausiai eiti su vieninteliu rūbu, tai yra kepure, tai šiandien mes sugalvojom su operatorium, sugalvojom, kad galbūt jūs norite patys pasisiūti savo rankomis pirties kepurę, nes būna taip, kad sako draugai, einam į pirtį, o kepurės dar neturit. Ir šiaip miela smulkmenėlė tokia, visada miela turėti kažką savo rankų darbo. Taigi kepurę mes pradėsime siūti nuo pieštuko, balto popieriaus lapo ir liniuotės. Taip pat mums dar reikės centimetrinės juostelės arba kokios nors juostelės, kurią paskui galėsite pridėti prie liniuotės ir pamatuoti kiek. Tai arba savo galvą reikia pamatuoti, arba tam, kam siūsit, galbūt vyrui, vaikui, žentui, uošviui, nežinau, tėvui. Tai prisidėti reikia va taip centimetrinę juostelę, užkišti pirštą, kad liktų laisvumo. O taip maždaug ir pasižiūrėti, pasimatuoti, kiek gauname. Man gaunasi 58 cm. Tai 58 cm reikia padalinti į 5 dalis. Na, galima ir 5, 4, kiek norit galit dalių. Šiandien pabandom padaryti 5 dalių kepurę. O paskui jūsų fantazija galės plėtotis. 58 cm mūsų yra galvos apimtis, daliname į 5 dalis ir gauname 11 cm ir 6 mm. Kadangi mums reikės dar vietos kažkiek tai ir siūlėms, tai apvaliname iki 12 cm vienai daliai. Tai reiškia, mūsų viena kepurės dalis bus 12 cm. Tai pasidarysim tokį trafaretą mes, kad žinotumėm, kas yra kas. Va, kur čia mūsų per pusę bus 6. Čia bus 12, va taip va. Tai tiesią dalinam 12 cm, taip. Iškeliam per vidurį statmenį maždaug 17 cm. Va. Ir sujungiame tokį trikampuką padarome. Galima iš abiejų pusių, galima iš vienos, paskui parodysiu, kodėl iš vienos yra geriau. Maždaug viršutiniam trečdalyje iškeliam, va taip va maždaug suapvalint reikės. Iškeliam statmenį, va tokį va. Čia dar lygiai, o paskui suapvalinam. Ir dar, kad kepurė nesibaigtų va taip va tiesiai, grinai, kad kaip koksai bliudukas, tai mes dar porą centimetrų paleidžiame mūsų kepurės trafaretą žemyn ir praplatiname. Va taip va gražiai, va tą tokį šalmiuką. Kadangi man iš rankos taip labai glaudžiai neišeina, tai aš turiu tokią liniuotę, o jūs galite pasimti kokius nors apvalius dalykus, prisitaikyti, tikrai lietuviai išradingi. Gal jūs, pavyzdžiui, dailės būrelį lankėt ir jums tobulai gausis, gal net gražiau negu man išpiešti va šitą va formą kepurės. Čia labai smailai nereikia daryti, tai taip bukokai gal būtų geriau. Va, aš čia nukirpsiu, čia va, nukirpsiu. Va. Tai va čia yra mano viena pusė kepurės.
Kodėl aš sakiau, kad nenoriu iš karto brėžti ir kitos? Todėl, kad jeigu aš čia ranka brėšiu, tai jos gausis ne vienodos. O dabar aš parodysiu, kaip iš va šitos va pusės 5 dalies trafareto galima padaryti pilną. Tai va, nusipiešiam vieną puselę kepurės, trafareto, arba iškarpos, kitaip tariant. Dabar mums reikės paimti paprasčiausios plėvelės. tą plėvelę užsidėsim ant viršaus, kad čia nieko nesugadinti. Pasimsim tušinuką, tušinukas ant plėvelės labai gerai rašo. Ir apsivesime savo va šitą va pusę nusipieštą kepurės. Va. Ir būtinai pasižymim tą centrinę liniją. Būtinai. Jinai mums bus dar naudinga ir va šitą va suliniuoti, kad būtų gražu. Ir valia turime iškarpą. Šitą iškarpą lenkiame per pusę. Va taip gražiai per pusę, lygiai per tą liniją, kurią nusipiešėme ir kerpame iš karto abi dalis. Ir jos gausis mums simetriškos. Taigi, turime simetrišką kepurės 1/5 dalies iškarpą, tik tai man dar nepatinka vienas dalykas. Va čia, va, nežinau kaip čia parodyti. Va taip, gal ar ne? Labai smailu. Tai audinyje šita vieta mums darys negražų kampą. Kadangi mes čia praplatinom, tai mums kepurės apimtyje niekas nesikeis. Tai mes šiek tiek tą patį smaigaliuką būtinai sulenkus, šiek tiek mes jį paimsim ir nukirpsim, kad nebūtų toks smailus. Tik tiek. Iškarpą jau turime, beje, iškarpą įdėsime jums į komentarus. Tai dabar kita teorijos dalis, nuomonių dalis ir kalbų, ir nuomonių, ir viso kito, iš kogi turi būti ta pirties kepurė. Vieni sako, kad turi būti atitinkamas storis, toks storis. Kiti sako, nesvarbu, gali būti tai tiesiog ir paprasta, netgi medvilninė skarutė, svarbu, jinai pridengia galvą. Tai mes šiandien pasinaudosim zero waste vadinamų principų ir pirties kepurę siūsime iš nebedėvimo mano sijono. Reikės mums 5 tokių detalių, tai pirmąją detalę ant dvigubo sijono dedu šitaip. Šito sijono apačios, va čia matot, liko lenkimo linija. Tai ją galima ir vėliau su garais, su lygintuvu, su garais, va taip va, atgarinti ir jos neliks. Tai aš ją va lygiai apačią sulyginu ir su muilu tiesiog aplinkui apsibrėžiu. Taip. Prilaikau, galima iš tikrųjų susismeigti adatėlėm. Kadangi mano rankos jau su audiniais draugauja, tai aš adatėlių nenaudoju, bet kuo puikiausiai galima paimti va šitaip uždėti, arba audinys, jeigu labai paslankus, tai uždėti ir grinai va taip kiaurai prisismeigti ir paskui išsikirpsti kartu su šitu. Dabar, kadangi man reikės 5, tai aš antram variantui dėsiu irgi šitaip, kad taupyt audinę. Aš turiu tą sijoną, jo tikrai daugiau nei pakanka vienai kepuriai, bet maža, kam aš dar sugalvosiu jį panaudoti. Aš visą laiką taupau audinius, visą laiką. Bet tokia jau, kaip sako, pas mane
liga, priklausomybė, ar tai meilė audiniams ir juos taupyti, nežinau. Tai va, ir aš turiu jau 1, 2, 3, 4, bet kadangi man reikės tik tai 1, 2, 3 šito dydžio detalių, tai aš čia iškirpsiu per 2, o čia prikelsiu ir iškirpsiu tik 1 detalę. Turime 1, 2, 3, 4, bet kaip ir sakiau, šitą išimsim. Ir kažkaip tai pagalvojau, kad labai dažnai sako žmonės, kad ta kepurė tai viskas gerai, tai čia galvą apsaugo ir liuks, bet dažnai būna taip, kad sako, man čia va sprandui karšta. Tai mes šitą kepurę gal paimkim ir padarykim suprailgintą detalę, kad tą kaklą šiek tiek apsaugoti. Tai visiškai paprasta. Lygiai tos pačios detalės reikia, tik tai šitą pačią detalę paimam ir pakeliam aukštyn. Maždaug kokius, kiek čia? Kokius 9 cm. Tiesiog, tvarkingai pakeliam aukštyn ir pakėlę aukštyn iškirpam. Bet dabar vėlgi žiūriu, kadangi man čia išeis negražiai, tai aš, kadangi labai myliu audinius ir taupau, pabandysiu sutaupyti va šitaip. Va, žiūrim, ar išeina. Puikiai. Va, puikiai gaunasi. Yes. Paimsim ir va taip dar gražiau bus. Liuks. Va, paimsim, pakeisiu kryptį, bet manau, kad čia nėra toks didelis gaminys, kad žiūrėti matmenų krypties. Tai iškirpsim dar 2 detalės. Nes mums reikia 5, ar ne, tai dar 2 detalės, kurios bus 9 cm ilgesnės. Tai ką, kirpam. Pirmiausiai, kur pirmą nusipiešiau, pirmą ir kirpam per 2 dalis. Iš karto kirpu 2 detalės, jos bus lygios. Nežinau, ar per kamerą matosi, kad kirpu per muilą, bet aš matau, kur kirpti. Va, gavosi kaip varpelis, vaizdas kaip varpelio. Ne? Jeigu pažiūrėtumėt, kaip dauguma jų kepurių, tų vasarinių tokių kepurių, kaip iškirpta, tai atrodytų gražiai sulankščius į tas 5 ar 6 kartais būna dalis ir matytųsi varpelio forma. Oi, beje, nepasakiau, kad mes siūsime rankomis, visiškai rankomis. Visiškai nenaudosime siuvimo mašinos. Siūsiu su rankytėm, va, bus 1 ramunėlę padarysim. 1 detalė, 2 detalės, čia pas mumis 3 detalės, 4 ir 5. Va dabar, kadangi plokštuma, tai... Oi, kokia graži žvaigždutė gavosi. Kaip prieš kalėdą čia, mums taip jaučia ženklai kalėdiniai. Ir kaip susisiūsi į siūles, tada atsiras apvalumai. Ir mūsų galvytės atrodys, oi, kaip gražiai. Vilnos... Koks vilnos audinio privalumas yra tas, kad, va, matot, nebriksta audinys. Žinoma, yra tokio vilnos audimo, kad jisai yra ir briksta, bet, pasirinksite audinį, paltą sijoną, užklotėlį kokį ir dar kažką vilnonį, kuris, matysit, kad nebriksta. Ir nereikės jums papildomai specialiai apdirbinėti. Ir šiaip nelabai gražiai siūlė būna, kada ten tokie siūliukai kyšo. Tai va, o siūlome, tai labai paprastai, kadangi abi pusės yra gerosios, tai mes esame nuo to išgelbėti, kad labai žiūrėti, kuri geroji, kuri blogoji. Kadangi detalės yra vienodos,
dedame detalę ant detalės ir tiesiog pradedame siūti. Maždaug taip pusę centimetro nuo krašto bedame adatą ir dabar tas siūlės toksai kitą siūlę siuvam. Adata turi taip eit per viršų. Va matot, taip va ir užmetam. Nesigavo, nakirpsi. Va taip kaip, iš aukščiau daryk. Tarsi darome va tokį va ratą. Matot, va toks ratas. Bedžiame, duriame adatą ir va adatą. Ne čia va, kurį niekur, o va būtent į tą ratą jinai ir kyla. Ir tas ratas padaro tokią kilputę, kuri va čia va tokį turi, matot. Ir va taip paprastai, sėdėdami savo vakare, bendraudami su šeima, žiūrėdami kokį nors serialą ar šiaip įdomią laidą. Tiesiog medituojate. Tarp kitko, siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas moksliškai yra įrodyta, kad atitolina mūsų šitą šių laikų baubą, kuris vadinasi Alzheimerio liga. Nu, va taip pat ir mielai, maloniai. Tik tai po keleto dygsnių, va matot, pradeda jisai suktis, tas siūlas. Tai tiesiog paimti, pasukti adatą į kitą pusę tarp pirštų. Va taip. Ar pataikiau? Pataikiau. Ir viskas, ir toliau važiuojam. Čia nesvarbu, kad susisuko, bet paskui po keletos dygsnių, po biškį ir vėl atsisuks atgal. Dygsnių tankumą reguliuojate pagal savo norą, pagal savo kruopštumą ir poreikius. O kaip miela siūti? Atrodo, siūčiau ir siūčiau. Aišku, su mašina greičiau, bet su rankom žymiai mieliau. Įsivaizduojat, kiek tokių kepurių galit prisiūti per savaitę? O jeigu šeima didelė, o jeigu giminė mėgsta įpirkti, įsivaizduojat, kiekvienam galit pasiūti skirtingų spalvų, su skirtingais siūlais, pavyzdžiui, kad ir paltas, tai jeigu iš palto siūsit paltas, tai didelis, tai palto audinys vienas, o siūlai skirtingi. Siūvome, meditavome ir jau mums liko va tik tai tokis galiukas. Va, tokis liko tik tai, va tiek va. Va, tik tai keli centimetriukai meditacijos. Ir tuoj galėsime matuotis pats maloniausias ir daugiausiai emocijų sulaukiantis, ar ne? Etapas. Gražu, negražu, patiks, nepatiks, šilta, šalta, kaip. Tinka, netinka. Žinoma, bus šilta. Kadangi tai rankų darbas, tai šalta negali būti. O dar žinant, kad tai buvo jūsų pačių arba jūsų tėvų nešiotas apdaras, rūbas, tai iš viso prideda daug šilumos. Nu va. Ir tadam! Paskutinis dygsnys. Užkišam siūlą. Ir čik. Nusikirpo galiukas pilgas. Tai va, ir mes turim štai va tokią va
dailią gražią kepurytę. Mums dabar liko tik tai va šitie va galai, kur mes prailginome. Va šitie va. Tokie jie negražus. Ant pečių irgi nebūna tokių stačių. Tai mes čia dabar padarysim dailų į čiuožimą su žirklėmis. Va, paimsim ir maždaug va šį, gal nusipiešti reikia. Va, va taip, va. Va. Gražiai, gražiai. Kadangi audinys neįrantis, tai mes galim nukirpti vieną kartą, pažiūrėti, ar gražiai nusikirpo, nelabai gražiai. Dar padailinti, taigi mes niekur neskubam, mes tiesiog medituojam. Taip, op. O dabar va, jau lygi siūlė, va, gražučiai. Va. Ir mes turim draugą. Ir pažiūrėsim, kaip ant to draugo atrodo, ne? Kepurytė. Na štai, prašom. Štai jums ir kepurytė. Va, matot, pečiai apsaugoti. Ši garas eina ir nueina tolyn nuo jūsų. Va čia va, kuo puikiausiai gražiai, aš sakiau, kad šitos siūlės gražiau iš išorės atrodo, jos va tokį gražią gėlytę padaro. O va čia va, kur mes va tuos 2 cm pridėjom prie mūsų iškarpos ir praplatinom. Tai va čia va tas praplatinimas. Jeigu nebūtų to praplatinimo, tai būtų va taip va ir toks labai kaip kibiras. O šitas praplatinimas, jisai duoda tokį lengvumą kraštui ir dar kaip garas krenta nuo viršaus ir jisai va taip va ir nukrenta, nueina. O jeigu būtų taip, tai garas eitų ir jums tiesiai nosytės nusileistų. Tai va, tokie momentėliai. Aišku, galima ir taip daryti, jeigu nėra taip jau labai karšta ir procedūra į galą. Pažiūrėsim, kaip man pačiai tinka tie 58 cm, jeigu prisimenat. Na štai, kaip jums raudonkė praeitė. Nu va, aišku, čia su plaukais juos reiktų susirišti, bet va čia tas ilgis eina ant kaklo ir, o jeigu mes norėtumėm, va dar, buvo galima ir neprailginti, tai būtų tada tiesiog, pabandysiu sulenkti į vidų, kaip atrodytų neprailginta kepurė, va. Matot, aš užlenkiau tą ir taip atrodo neprailginta. Jeigu visos 5 detalės būtų vienodai. Tai lygiai taip pat galima daryti ir į 4 detalės, tai tada bus mažiau siūlių, bus ne 5 siūlės, o tik tai 4 siūlės. Ir šiek tiek kitaip išsiskirsis ten tas nuožolava. Galima dalinti ne į 5, o į 4. Tada bus šiek tiek platesnė detalė, čia šiek tiek kitaip išsipieš, bet tai sakau, čia jau jūsų fantazijos reikal. Norit ir į 3 dalis dalinkit, bet jau bus sudėtingiau, va šitose vietose bus sudėtingiau išlaikyti tą proporciją, nu va tą gražų prigulimą, jeigu iš 3 detalių. Manau, kad 5 detalės yra pats tas. Ir dar, žinoma, šitą kraštą galima taip palikti, o galima tą pačią siūlytę ir aplinkui gražiai viską apsiūti. Tai va, prašom. Prašom jums kepurės rankų darbo.